rytas, gana saulėta, bet vėsi diena, prireikė saulės akinių. Tai va vakar su jumis atsisveikinau iš Barselonos, kai buvau sustojęs prie supermarketo paimti lauktuvių, o tiksliau daug vyno artimiesiam. Va ir po 1100 km berods tokio atstumo aš esu štai čia. Turbūt jau atpažįstat šitą vietą, čia yra Versalio rūmai. Va ir tokia va didžiulė aikštė už manęs. Ir čia dar yra daugiau patalpų, yra restoranas, yra biblioteka, parduotuvė, pats įėjimas į rūmus. Va čia va yra šitam pastate šalia tų auksinių vartų. Va šalia šitos didžiulės aikštės, jeigu atvažiuosite automobiliu, tai vat štai toj pusėje yra didžiulis parkingas ir ten visą laiką yra vietos, labai patogu pasistatyti automobilį ir iš karto pateksit į šitą aikštę, čia galėsit pasivaikščioti ir praleisti laiko. Tai va patys geriausi linkėjimai. Vieta iš tiesų pakankamai graži. Va ir einu pasivaikščioti, pažiūrėti, ką gero čia išvysiu. Yra pastatas, ant kurio įėjimo užrašyta Princesės biblioteka. O iš tiesų tai šiuo metu čia yra suvenyrų parduotuvė. Ir aišku, kokie rūmai be parko. Tai už manęs yra šių rūmų parkas. Tikrai labai masyvus, didžiulis, yra net apsas su žemėlapiu, kur ir ką ten pamatyti ir kaip vaikščioti. Va ir labai sutvarkytas, labai toks rafinuotas, labai ryškios, aiškios linijos. Va. Tai kam patinka būtent to laikotarpio menas ir architektūra, tai tikrai rekomenduočiau pasivaikščioti ir aplankyti šią vietą. Esu begalinio masyvumo ir kartais taip bevaikštamas pagalvoju, na gerai, ten tie karaliai turėjo neribotus resursus tais laikais, galėdavo sau leisti tokią prabangą, nors iš tiesų ten, kaip prisimeni, tai būdavo ir prasiskolinusi, ir visokiausiai ten būdavo istorijų. Va, bet jisai milžiniškas, aš nežinau, kiek čia tų hektarų. Va, ir skulptūros, visi tie medžiai prižiūrėti. Čia turbūt kasdieną dirbdavo tūkstančiai žmonių, tą sunkų darbą, sutvarkydavo visą šitą parką. O ar pats ponas turėdavo jėgų jį apeiti? Greičiausiai ne, galbūt jį kažkur apveždavo, kažkur jis pabūdavo, bet turbūt per savo gyvenimą jis gal viso parko taip nėra apėjęs ir pamatęs. Va, bet dar kartą noriu parodyti, kokio dydžio, ir tai ne vienintelė aikštė. Čia antra aikštė, į kurią atėjau, o toliau turėtų būti toks kryžiaus formos tvenkinys, kelis kartus didesnis už šią aikštę. Tai va, tai taip labai įspūdinga, taip norėta parodyti savo garbę ir galybę, bet nežinau, iš šių laikų perspektyvos man atrodo labai beprasmiška. Bet pamatyti, manau, verta. Būt jau pasikartosiu, bet tikrai nesuvokiamo dydžio monumentalumas. Ir čia va tokia milžiniška alėja ten tolyn einanti. O pačiam gale, va, jeigu matote, va ten vandens telkinys, tai jisai tęsiasi ir jis yra kryžiaus formos. Ten su juo per jį turbūt gali laivais plaukti. Va ir visa tai yra tiesiog vat, parkas prie dvaro. Atėjau iki to didžiulio baseino kryžiaus formos pradžios ir va čia matosi auksiniai arkliai vandenyje, matyti yra fontanai, nes po vandeniu matau vamzdžius. Tvenkinyje didžiulė žuvis plaukia, bet turbūt iki pačio galo neįsiu, nes jo net ir nesimato ir turbūt reikėtų visos dienos. Va, o šiaip mačiau, kad šiam parkui yra parduodami abonentai, mėnesiniai bilietai ir mačiau, kad žmonės čia ateina tiesiog pasportuoti, tiesiog bėgioja. Tai jo, gana įspūdinga vieta ryte prasibėgti prieš darbą. Kas gana įdomu, šitam parke, va dabar einu tokia tuščia alėja, nes čia nėra žmonių, nes čia nėra nieko ypatingo, bet kadangi oras čia tikrai karštas, ypatingai vasarą, tai parkas suprojektuotas taip, kad tu gali eiti arba saulėtoj pusėj, arba kur beeitum,
visą laiką kristų šešėlis ir galėtume eiti šešėlyje ir tau nebūtų karšta ir sunku. Tai va toksai labai ir praktiškas projektavimo būdas. Įdomi vieta, pavadinčiau ją turbūt Fontanėlių aikštė, va, nes dvi kolonos ir tarp jų fontanėlis, O pačios aikštės viduje nėra nei baseino, nei fontano, yra va, tiesiog skulptūros, bet toks labai irgi įdomus architektūrinis sprendimas. Na va, koks parkas be šokančių fontanų. Tai aplinkui groja klasikinė muzika, ji girdisi ne tik prie šio tvenkinio, bet ir visoje parko teritorijoje, va, o čia galima pasigrožėti šokančiais fontanais. Dar viena įspūdinga vieta šituose rūmuose, toks pusiau pažeminis praėjimas, grįžus iš parko, galima nusileisti į tokį kaip tunelį, kurio galo irgi beveik nesimato ir tokia vėsoje, gaivoje, nežiūrint kaip laukia karšta, ramiai pasivaikščioti. Dar viena nemaža stotelė mano kelyje ir jau patys puikiai suprantate, kur aš esu. Tai po truputėlį artėju link tos vietos, pasižiūrėsiu, ar įmanoma pakilti į viršų. Jeigu ne, tai pasimsiu būtinai autobusą prasisukti po miestą. Dabar mieste patys kamščiai, daugybė žmonių. Va, bet man pavyko atvažiuoti kažkaip labai sėkmingai, niekur neužstrigus. Tai va, tikrai kažkaip visi kalbino pamatyti šitą vietą, tai degu žingeidumu pasižiūrėti iš arčiau. Jis atrodo iš arti. Va, ir tikiuosi, kad bus galimybė užeiti ir pakilti į viršų, esu girdėjęs, kad galima užlipti laiptais. Tai tą ir padarysiu. Jeigu nebūčiau sugalvojęs lipti laiptais. Tai va, šį bilietas net ir laiptais kosmiškai brangus, 24 beveik eurai. Tai va, tai pasižiūrėsim, kiek čia tų aukštų sulipsiu į viršų. Va, nu, reikia žygiuoti, jau niekur dabar nebepasidėsiu. Tai jau sudėtinga konstrukcija, tokia tamsi sandpina metalo, tai yra ta vieta, pro kurią kyla liftas. Va, kaip tik ir pakilo tuščias liftas. Pirmą aukštą ir patikėkit manim, vaizdai labai įspūdingi. Aišku, viskas labai sumažinta, bet vaizdas už lango įspūdingas. Šitas iš visų pusių susijungia kojos į siauresnę konstrukciją. Ir čia tiesiog va, kavinės su tokiam pastogėlėm, minkštom sofutėm galima pasėdėti, išgerti kavos, pasivaikščioti ir pasigrožėti tuo begalinio grožio vaizdu vis dėlto iš bokšto. Dar kartą atsisuksiu. O štai kaip gražiai atrodo tas Paryžius vakarėjantis. Jau antrą aukštą. Va, jisai šiek tiek kitoks negu pirmas. Šiek tiek iš jo gal patogiau žiūrėti ir daugiau vaizdo ir atsirado paauksuoti žiūronai, kuriais kažkodėl niekas nesinaudoja. Va, o virš manęs dar pakankamai aukštas bokštas viršuje. Nežinau, kiek dar galima lipti. Va, bet matau, kad dar laipteliai šiek tiek aukščiau galima pakilėti. Va, bet jau ir iš čia vaizdas yra labai įspūdingas. Kodėl visi žmonės užlipa čia prie šitų paauksuotų žiūronų, o atsakymas labai paprastas. Čia nėra jokių tvorelių, jokių grotų ir iš visų pusių matosi labai geras vaizdas, kaip atrodo Paryžius, tiek senasis, tiek va ten tolumoje dangoraižiai naujasis su žybsinčiom šviesom viršūnėse. Iš tiesų tikrai labai nepakartojamas vaizdas. Vertėja čia užsiropšti. Ir visiškai nesunku, nežinau kiek ten tas liftas kainuoja, bet tikrai nemokėčiau, netgi žymiai įdomiau lipti laiptais. Iš šitos pusės atsiveria labai gražus vaizdas į tiltus, kiek dabar matau yra 4. Va, o tolumoje yra juodas debesis įslinko ant bokšto ir kai pirkau šitą lipimo bilietą, galvoju, sulys kiaurai, bet praėjo šonu ir dabar labai gražus vakaras. Va, o dar vienas pliusas lipti laiptais, nes jokių eilių, kada nori pakili, nusileidi,
o prie liftų milžiniškos eilės ir žmonės laukia, nors iš tiesų laukia nusileisti, nors iš tiesų nusileisti yra tikrai labai nesudėtinga ir labai greitai. Vaizdas į šitą pusę pats nepopuliariausias, nes čia nestovi visiškai nei vienas žmogus kažkodėl. Ir šiaip pastebėjau, kad čia skirtingos kojos turi liftus ir prie šiaurinės kojos buvo didžiausias kiekis žmonių. Nors užlipus galvojau, gal yra kokie ribojimai, atskirai reikia mokėti už kiekvieną kampą, bet tų ribojimų nėra ir gali apeiti visas pusės, tai užlipi laiptais ir nueini į šiaurinę pusę pasižiūrėti. Jeigu pakilus į bokštą norėsit kažką užkasti, bus tikrai problematiška, nes vienas makaronas kainuoja 3,5 euro, o sumuštiniai pasižiūrėjau patys paprasčiausiai tiesiog bulką ir dalelytę kumpio 10 eurų. Tai va, atsinešiau iš Lidlo 2 braunius, vieno kaina, čia reikia pasilenkti, nes landžiojo pro mane, vieno kaina yra 5 centai, va, stoviam bokšto ir valgau skaniai šiaip iš tiesų ir tikrai nebrangiai. Tai va, ir dar turiu Starbuckso kavos buteliukę, irgi ten 1 eurų gal sumokėjau. Tai va, aš irgi čia išgersiu, besimėgaudama šitų vaizdų. Kokybė ir kaina nebūtinai turi tiesinę koreliaciją. Na ką, mielieji, jūsų sveikatą. Vakare Eifelio bokštas sužiba tarsi kalėdinė eglutė, tarsi žibantis deimantai ir va štai taip tai atrodo iš arti. Bet iš tiesų turbūt pats gražiausias vaizdas yra žiūrėti iš toli ir iš apačios ir matyti, kaip žėri bokšto viršūnė. Štai paskutiniai kadrai į vakarėjantį Paryžių ir po truputėlį žygiuosiu automobilį, pervažiuosiu į nakvynės vietą, pasižiūrėjau aplink bokštą, brangiausia nakvynės vieta 10 000, pigiausia buvo 350 berods. Tai va, tame tarpe kažkur išvedusiu vidurkį bandysiu tiek ir sutaupyti šią naktį. Va, rytoj grįšiu vėl iš tą patį požeminį parkingą čia netoliese ir pasiimsiu kelionę autobusu po miestą, kad pamatyčiau greitai visas vaizdingas vietas, nes autobusas tikrai yra puikiai priemonė tą padaryti. Va, o tada pasižiūrėjau, sekanti stotelė bus Vokietija, Kiolnas. Ir iš tiesų viena iš rekomenduotinų vietų. Šiaip rekomenduoja Berlyną, Müncheną ir Švarcvaldą. Berlyne buvau N kartų ir važiuosiu vėl netrukus. Münchene irgi buvau N kartų. Švarcvaldas nepakeliui, 800 km į šoną. O Kiolnas kaip tik pakeliui namo, va ir labai gražus miestas ir puikiai proga jį aplankyti. Tai toks planas sekančiai ir dar vienai dienai į priekį. Spūdingas ir Paryžiaus paupys. Ir čia verda gyvenimas, labai gražiai sutvarkyta krantinė, atsidariusios kavinės, tik pradeda plaukti laivai. Va, ir čia gyvenimas dar tik prasidėjo. Ir visą naktį matyt verda ir panašus miestas kaip New Yorkas, kuris niekados nemiega.
mačiau tokį parduotuvėlių mažų kaip tinklą, nežinau, kurios yra vienoje vietoje ir vadinasi Lafayette galerija. Va, ir ant vienos iš sakoma, kad čia yra didžiausias tinklas, labai garsus, labai brangios prekės, tai yra tiesa. Va, daug didelių brandų mažytėse parduotuvėse vienoje vietoje. Va, o ant vieno iš pastatų, čia pačiam Paryžiaus centre net 3 pastatai yra sujungti. Yra va tokia labai graži terasa su gražiu vaizdu ir jeigu čia ateini ir nieko nepirki, nieko tokio, bet užlipti ir va ten tolumoje matosi Eifelio bokštas. Daugiau kitų garsių pastatų, verta tiesiog užlipti, kad tai pamatyti. Pagrindinio pastato centriniai daly yra labai įspūdingi skliautai. Ir šitoje vietoje netgi va ten matote yra tiltelis, į kurį leidžia tik keletą žmonių, kad tu galėtum užlipti tuo tilteliu, atsistoti per vidurį ir nufotografuoti tą skliautą. Eidamas link Notre Dame katedros, pakeliui užsukau va štai šitą tokį dailų kiemą. Ir aplinkui žmonės čia girdėjau šneka, kad čia kažkoks Luvras. Tai va, tai dabar žinosiu. Atrodo štai taip. Daugybė žmonių, labai daug veiksmo čia vyksta. Tai aš irgi prasuksiu ratuką ir žygiuosiu toliau. Atvykau prie Notre Dame katedros. Va, o čia tokia savotiška kaip mugė darbų. Ir patys restauruotojai su planais pristatinėja restauravimo darbus, kas yra planuojama daryti, kas ruošiamasi, kas jau yra padaryta. Čia netgi per vidurį aikštės ten darbininkai kala ir visaip skaptuoja ten medį ir po to matyt naudoja tas formas atstatymui. O ir įtariu, kad čia yra ir aukojami pinigai. Ir žinoma, aišku, dabar yra tikrai didžiulė traukos vieta, visi žvalgosi, klausinėja, kažkas aukoja, kažkas kažką perka. O pati katedra uždaryta, bet galima sudalyvauti tokioj savotiškai labdaringoj mugėj. Grįžtant link Eifelio bokšto, pakeliui yra toks pastatas, kuris yra labai panašus į stotį. Ir visi jį painioja su stotim ir ne veltui iš tiesų tai yra buvusi stotis. Va, netgi likę miestų pavadinimai virš langų, į kurios miestus traukiniai važiuodavo. Va. O dabar šis pastatas, gražus pastatas, buvo norėtas nugriauti, bet kažkaip žmonės įtikino ir šiuo metu čia yra muziejus.